Alytaus mieste Naujojoje gatvėje po geležinkelio viaduku įstrigo sunkvežimis. Eismo įvykis įvyko penktadienį po pietų. Sunkvežimio vairuotojas priekaboje vežęs miško techniką neįvertino viaduko aukščio. Važiuojant po juo krovinys kliudė tiltą ir nulėkė nuo sunkvežimio priekabos. Įvykio metu apgadintas geležinkelio tiltas ir traktorius. Policija sako, kad teks stabdyti eismą gatvėje, kai iš griovio bus keliamas traktorius. Naujoji gatvė, kur ir įvyko eismo įvykis, veda į Kauną ir tai jau ne pirmas toks įvykis šioje gatvėje. 2014 m. spalio mėnesį krovininis Mercedes-Benz įstrigo po viaduku. Tąkart sunkvežimis nepralindo po tiltų dėl per aukštai vežamo šiukšlių konteinerio. Po įvykio baimintasi, ar po smūgio nebuvo pažeisti geležinkelio bėgiai. Praėjusių metų gegužės mėnesį viadukas buvo išmontuotas ir mėnesį laiko remontuotas. Dar viena viaduko rekonstrukcija laukia, kai šioje vietoje bus platinamas kelias. Artimiausiu metu Naujoji gatvė bus išplatinta iki miesto ribų pabaigos. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.